Taip. Labas vakaras, gerbėmieji. Alfonsas Eidintas esu, istorikas ir pakviestas moderuoti to renginio istorijos politika praeities konstrukto ateities Lietuvoje, kuriame maloniai sutiko dalyvauti iš kairės daktaras Algimantas Kasparavičius, irgi istorikas ir televizijos laidų vedėjas, visiems žinomas žmogus. Gintautas Mažeikis, Lietuvos filosofas, kultūros teoretikas, antropologas ir filosofijos profesorius. Ir daktaras, istorikas, turbūt reikėtų sakyti, kol kas dar netitolo su kitais pašaukimais, Simonas Jazavita. Jis yra kaunietis, dirba Vytauto Didžiojo universitete. Tai mūsų tema labai tokia, sakyčiau, didelė ir kadangi trys yra įdomus kalbėtojai, aš didelio įvado nedarysiu, tik pastebėdamas, kad istorijos politika mus kažkaip užklumpa netikėtai jos momentai ir tada visi pasiryžta duoti atkirtį. Paprastai atkirtis būna emocionalus, bet neparuoštas, nepasvertas ir vėliau tik tai įsirutulioja į kažkokius nors konkretesnius darbus. Tada pasigailim, kad neturim to ar kito paruošto, parašyto, išnagrinėto dalyko ir negalim kvalifikuotai kalbėti su nekvalifikuota pasiūlyta tema. Nekvalifikuotai pasiūlyta tema, kuri yra emocionali. Paprastai kalti lieka dėl nepasiruošimo istorikai, nors aš taip nenorėčiau tvirtinti ir juo labiau pult kaltinti akademinę bendruomenę iš karto, kad jinai nebūna paruošus iš karto atsakymų. Todėl, kad pirmas klausimas ir būtų mūsų kiekvienam pašnekovui, ar jis mato, kad Lietuva turi savo istorikos politiką ir prie to paties, ar mes kaip demokratinė valstybė privalom turėti instituciją, kuri bent jau moderuotų ar koreguotų tą istorijos politiką, o paskui pereisim prie konkretesnių atvejų. Tai gal, Algimantai, iš kairės tada? Jo, iš kairės. Labas vakaras visiems kauniečiams. Jo, turbūt yra labai atsakingas dalykas kalbėti Kaune apie istorijos politiką ir atsakyti klausimą, ar Lietuva turi tokią istorijos politiką. Nu, bent jau žiūrint į Kauną, žiūrint į jūs, į kauniečius, žiūrint į laikinąją sostinę, tą tokį turbūt nuostabiausią, galbūt Kauno 20-metį, nežinau, gal kada buvo nuostabesnis, bet man atrodo, kad tas laikinosios sostinės periodas, kada iš esmės per 14 metų nuo steigiamojo Seimo iki kito Seimo, kitų pavadinimus, su kitų epitetų, žodžiu, su kitų būdvardžių, Kaunas, man atrodo, sugebėjo sukurti savo labai ryškiai istorijos politiką. Ir aš turbūt nevardinsiu visų tų, kas čia yra į kairę, į dešinę ir panašiai, tų visų paminklų, gatvių pavadinimų ir taip toliau, bet faktas turbūt yra vienas. Didžiausia, man atrodo, tarpukario Lietuvos ir tarpukario laikinosios sostinės tos valstybės istorijos politika yra tai, kad per tą 20-metį valstybė ir visuomenė augo. Augo visom prasmėm. Augo demografiškai, augo technologiškai, ten tos lėktuvų sambo nėra kalbėti, galų gale augo ir teritoriškai. Mes šiemet švenčiamgi 100 metų nuo faktinio Klaipėdos susigrąžinimo. Įvyko Klaipėdos tam tikras, sakykime, prijungimas prie Lietuvos 1923 metų pradžiai, faktinis, ne juridinis. Juridinis jisai vyks tik tai 24 metais, kad ambasadorių konferencija jau pripažins, žodžiu, mūsų suverenitetą Klaipėdoje. Taip, kad abejoti, ar Lietuva turi istorijos politiką. Aišku, istorijos politika visada gali būti labai, kaip čia pasakyti, kontroversiška. Nu, aišku, Lietuvos valstybė prasideda nuo tarpukario Lietuvos. Lietuvos valstybė prasideda
prieš 800 metų, turbūt nuo Mindaugo Lietuvos, ar ne? Ir aš turbūt apie tą aristokratiškąją Lietuvą, bajorų Lietuvą, didžiąją kunigaikštiją ir abiejų tautų respubliką, čia daug nekalbėsiu, bet man atrodo, jeigu mes lygintume istorijos politiką tos tarpukario Lietuvos, pirmosios mūsų respublikos, demokratinės, augančios, kaip jinai baigia, čia yra kitas klausimas, dabar to neliečiu, bet jinai šiaip ir taip jinai auga, jinai modernėja. Aišku, nesakau, kad jinai neturi trūkumų. Tai man atrodo, kad tos aristokratinės Lietuvos užimta pozicija, žiūrint, kad ir vienu paprastu aspektu, per tos valstybės valdovo titulatūrą. O titulatūra iš esmės reiškia ir kartu ir jurisdikciją. Ir jeigu mes paskaitysime, sakysime, kad ir paskutiniojo abiejų tautų respublikos arba jau Žečpospolita Polska po 1791 gegužės 3 dienos tos valstybės valdovo Stanislovo Augusto Poniatovskio titulatūrą. Aš čia dabar jums nepriminsiu, bet jinai yra pakankamai šaukianti ir tam tikrą prasme galbūt jinai yra ir raktas suprasti. Nes iš esmės tai yra kartu jau ir istorijos politika. Ir ne tik istorijos politika. Per tą Stanislovo Augusto Poniatovskio, titulatūrą susiriša istorijos politika su realia politika. Ir jinai iš esmės, kur atveda? Atveda į 1795 metus su visom iš to išplaukiančiom pasiekmėm. Tai ir, čia ilgai neužimant vietos ir kalbant apie esmę, ir kalbant apie 2023 metus, mes galime turėti kaip minimum du istorinės politikos modelius, kaip mes ją galime organizuoti. Mes ją galime organizuoti, 1920-40 metų pavyzdžių modelių prisilaikant, jokių būdų kažko nedubliuojant, nekartojant, neperrašinėjant, to visai nereikia daryti. Gali būti variantas ir aristokratinės Lietuvos su visom jom ydom, pliusais ir panašiai. Ir man atrodo, kad šiandieną mes esame šiek tiek palinkę būtent į tą pirmąjį, į tą antrąjį variantą, arba tą ankstyvąjį variantą, man atrodo, tos aristokratinės Lietuvos, aišku, galima paieškoti pavyzdžių ir panašiai. Bet ar jie vienareikšmiai veda į sėkmę šiandieną, aš drįsčiau labai abejoti. Ir tiek kalbant apie valstybės, tiek kalbant apie vidaus politinę, kultūrinę, emocinę, dvasinę situaciją valstybėje, tiek kalbant apie, valstybės tarptautinę situaciją, jos stabilumą, saugumą ir panašiai. Taip, kad mes, turime labai rimtai susimastyti, ypatingai, kada 2024 metai, čia nepradeda rinkiminės kampanijos kažkokios, bet šiaip ar taip, jeigu mes kalbame apie demokratinę visuomenę, mes suvokiam, kad rinkimai yra tos demokratinės visuomenės kraujas. Mes jų patinka, nepatinka ar ne, bet mes turėsime visą eilę rinkimų ateinančiais metais ir nuo mūsų sprendimų, nuo mūsų pasirinkimų, nuo taip, kaip mes formuluosim savo valstybės uždavinius, labai gali būti, kad priklausys mūsų valstybės artimiausia ateitis. Tai aš taip atsakyčiau į Alfonso klausimą. Prašom. Oi, iš karto man tai buvo permesta, aš atleiskit, visada esu įpratęs, kai klausausi ginčytis. Tai metodas toks yra. Ir filosofinis metodas, kad jeigu tu nori, kad būtų diskusija, tai visada ieškok argumentų, kontrargumentų, net jeigu jie yra ne visai teisingi. Ir politika visų pirma, politinėje filosofijoje apibrėžiama ne kaip savaime akivaizdus dalykas, o yra labai radikaliai besiskiriantys apibrėžimai, ką mes vadiname. Vienas apibrėžimas, kuris gana populiarus ir, pavyzdžiui, Vilniaus universitete gan paplitęs, tai Karlo Šmito, kad tai politika tai yra vieša priešų ir draugų kova. Tai jeigu istorijos politika, tai čia irgi būtų priešų ir draugų kova istorijos plotmėje ir kas yra mūsų draugai ir kas yra mūsų priešai, iš karto reikia vardyti. Jeigu mes esam patys savo vieni, savo istoriją ir neturime jokių draugų būtent kaip istorinių doktrinų dėstymo ir aiškinimo, tai vargas tokiai valstybei.
Ir aš įsivaizduoju, kad pagrindinė įtampa, kuria tenka su istorikais susitikus kalbantis, tai žinoma iškyla ta pati visą laiką - Lenkija, Baltarusija, Ukraina, Rusija, ar ne? Na, truputį Vokietija būna dar įsiterpia ir kas čia yra draugai ir kas čia priešai. Na, jeigu mes įvardėme, kad Lenkai yra draugai, man draugai, tai tada susidurėme su labai didelėmis problemomis mūsų istorinės politikos supratimo, su kuriuo susiduria ir Ukraina šituo metu, kai sako, kad Lenkija yra draugai ir tada reikia ten Podolės skerdinių klausimą ar Voluinės skerdinių klausimas aiškintis, taip ir čia iškyla niuansai, kuriuos aš įsivaizduoju galima spręsti. Kaip vieną tokį pavyzdį, kadangi aš labai aktyviai palaikau naująjį Liublino trikampį politiką, būtent Lenkijos, Ukrainos, Lietuvos galima strateginę partnerystę, išskirtinę, sakyčiau, neneigiant Europos Sąjungos. Tai šitoje vietoje ir dalyvaujant Lenkijoje įvairiose konferencijose, man teko susidurti su tokiu vienu smulkiu atveju, kad viena profesorė Varšuvos universitete, aš visą laiką stebėjausi kažkoks keistas, aktyvus manęs ignoravimas, ir kita vertus ramybė nepalieka. Ir aš galvojau, kas čia dabar yra per toks dalykas, toks, sakyčiau, neabejingumas. Ir abiejų mūsų sutikimu mes nuėjome pasišnekėti, kaip normaliai atsisėdame bare pasišnekėti. Ir aš tada sužinau, kad jinai yra palikuonė Vilniaus Lenkų, kurie 1940 metais pasitraukė ir, kaip atmenate, labai skirtingai yra lietuvių ir Lenkų traktuoti dėl 40 metų Lenkų iš dalies, o po to vėliau ir dar daugiau išsikraustymą iš Vilniaus. Ir jinai kurį laiką nenorėjo su manimi net bendrauti, laikydama, kad jeigu iš Lietuvos, tai čia yra kažkas tai tragiško, kadangi ji tiesioginė jų yra palikuonė, kurie turtą turėjo kažkokį Vilniuje, nenori tai gilintis, bet po to, kai aš paaiškinau savo paties poziciją ir kad aš truputį kitaip matau ir tarpukario Lietuvos istoriją ne tokiamis rožinėmis spalvomis, kaip čia buvo jau kalbėta, tada tapo įmanoma ne tik tai šnekėtis, bet iš karto įsitraukti visą aibę kartu projektų, kurie plėtojami Vidurio Rytų Europoje ir kur labai dažnai iniciatoriai būna tai koks Katovicas, tai Varšuvos, tai dar koks nors kitas universitetas. Tai čia vienas iš pavyzdžių. Lygiai taip pat yra ir su Baltarusija. Aš iki šito 2022 metų vasario mėnesio, iki šitos atviros Rusijos agresijos, kiekvieni metai važiuodavau, dėstydavau Minske, buvo toksai nepriklausomas Lytučių universitetas, skraidantis universitetas, remiamas iš dalies, visaip ten intrigos Baltarusijos liaudės fronto, akivaizdžiai anti-lukašenkiškas ir ten, žodžiu, gaudavau laiškus grasinančius iš Lukašenkos šito KGB, žodžiu, tikrai teko su jais susidurti ir nekartą buvo grasinta, beje, ir Lietuvoje perdodant per lietuvius grasinimus man. Tai ten, žinoma, tose Lytučių universitete susirinkdavo Baltarusių nacionalistai. Jau kita istorija, jūs suprantate apie ką, litvinai susirinkdavo. Jau nebe lenkiškas variantas, o jau kitas, sakyčiau, Lietuvos istorijos politikos pasiekmė, nebe lenkiška, baltarusiška. Na ir čia ir vėlgi problema, tai pirmiausia pradžioje tai ta pati istorija kaip Lenkijoje, nenori tie litvinai su manim kalbėtis, įsivaizduoja, kad aš esu kažkoks pavydas, priešas, pirminė neapykanta, žodžiu, kažkokie stereotipai įvairūs, todėl kad jie pretenduoja, aš jau čia nesileisiu istoriją, daug kas iš jūsų girdėjote, į daugelį Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos elementų ir tam turi rimtus argumentus. Bet ilgainiui pasirodo, esant kartu, jeigu tu nesakai, kad jūs patys esate idiotai ir nesišneki tokia grubia kalba,
Tai po to įmanoma pasirodo diskutuoti. Ir tada aš supratau, kad vienas tai atvira diskusija, skausminga su Lenkais, ne tik su žydais. Su žydais jau mes žinom šitą istoriją, Lietuvos istorijos politiką. Su Lenkais čia kita istorijos, mano manimo, istorijos politika. Su baltarusiais trečia istorijos politika. Su ukrainiečiais kur kas ten paprasčiau, ten nėra tokių, sakyčiau, labai skausmingų kažkokių tai detalių. Ukraina pilna tos LDK ir abiejų tautų respublikos ir mitologijos, jiems kažkur tai kur kas skausmingesni klausimai yra su žydais ir lenkais, bet su baltarusiais reikia aiškintis. Ir čia irgi yra toks, sakyčiau, strateginis dalykas, kurį aš politiškai labai remiu ir aktyviai apie tai, kad Lietuva politiškai turi bendradarbiauti su ta, sakykime, litviniškai, iš dalies litviniškai nusiteikusią Baltarusijos dalimi. Jeigu mes nebendradarbiavome, tai tik tai esam priešai, jeigu bendradarbiavome, tai ten daug atsiveria visokių galimybių. Ir strategiškai aš įsivaizduoju tokį dalyką, kad šitą strateginę partnerystę su nepriklausoma Baltarusija, kurią aš ateityje įsivaizduoju, turi ypatingą reikšmę Lietuvai. Ir vienas iš sudėtinių dalių šitos ypatingos reikšmės yra būtent istorija, istorijos politika. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau apie Rusiją, aš dabar net nenoriu kalbėti, ten atskira tragedija, ten atidedame, metame ją lauk, bet vis dėlto teks matyti vis tiek grįžti, diskutuoti klausimą, niekur tai nedings. Karaliaučiaus srities, iš karto nebesakau Kaliningrado, nes liktai su politikais laipsniškai sutarėme ir čia vienas iš Lopatos siūlymų nebevadinti Kaliningrado sritimi, o pakeisti visus pavadinimus ir vadinti tik tai Karaliaučiaus, jeigu nepatinka rusams, Königsbergo, bet jokių Kaliningrado idiotiškų vardų nebegali būti, jokių sovietskų nebegali būti. Čia turi būti agresyvi istorinė politika, bet kita vertus vis tiek tai yra neįtikėtinai sudėtingas Kaliningrado klausimas, nes aš esu veik 100% įsitikinęs, kad ta Rusija, kuri dabar egzistuoja po šitų nusikaltimų, kuriuos galima prilyginti nacistiniam nusikaltimam, tokios Rusijos nebebus. Ji neturi teisės egzistuoti, čia ukrainiečiam aš pritariu. Manau, kad to šalies tokių pavydalų nebebus, o jeigu jos nebebus, tai bus Kaliningrado srities, Königsbergo, Karaliaučiaus srities istorinis klausimas, vėl istorinė politika. Šitoje vietoje aš neturiu pasiūlymų. Jeigu dėl Lenkų ir Baltarusijos aš turiu politinius pasiūlymus, politinę istorijos politiką kaip vykdyti, tai dar Karaliaučiaus srities neturiu. Įsivaizduoju, tai antiek neįtikėtinai sudėtingas klausimas, kad net neįsivaizduoju, kaip jį galima būtų svarstyti kitaip, nei Europos Sąjungos kontekste. Jokio kito konteksto neįsivaizduoju. Visi kiti lietuvių nacionalistai svaisčiojimai apie Karaliaučiaus sritį, mano manimu, yra ant tokios kvailos fantazijos, kurios tik tai kenkia. O ir čia istorijos politika gali būti Europos Sąjungos istorijos politikos kontekste, bet Europos Sąjungos istorijos politikos konteksto neegzistuoja. Tokio daikto nėra. Aš čia išsigalvojau ką tik tai. Ačiū. Ačiū. Mes prieš pereinant prie trečio pokalbininko, mes turime ir vieną naują istoriją, kurią galima pavadinti litvinizmu. Jinais labai suaktualėjo pastarosiom netgi dienom, sakyčiau. Kažkada čia prieš mėnesį kitą Seimo narys Raimondas Lopata iškėlė vis dėlto versiją, kad tai yra nepriimtina mum. Keliama tokia, reiškia, litvinizmo teorija. Ir kas įdomu, kada mes kalbam apie, jeigu mes pradedam kalbėti apie Lietuvos tą naratyvą, kuriam dauguma pritarė, kuris maždaug yra nusistovėjęs ir kuris yra klojasi be didesnių prieštaravimų šiuolaikinis naratyvas, tai vis dėlto va tokia iškilusi nauja tema, aš sakyčiau, iš to, kas buvo spaudoje, televizijoje ir viešoje erdvėje,
parodė, kad ir mūsų pačių tarpe, sakykime, litvinizmo atveju nėra tokios vienovės požiūrio. Vieni sako, kad tai yra labai pavojinga koncepcija, pasisavinanti visą baltiškai pradą LDK ir išstumianti lietuvius iš LDK kaip valstybės kūrėjos segmento ir iškelianti litvinus, ta prasme baltarusių protėvius. Ir kiti sako, kad tai nekelia jokios grėsmės nei saugumo atžvilgių, nei panašiai. Bet faktas, kad turim problemą, kuri nėra nauja svarbiausia. Mes kažkodėl, aš atsimenu, dar buvau jaunas vaikas, kai akademikas Jurginis grįžęs iš konferencijos kažkur Maskvoje, pasakė, kad jis davė atkirtį Baltarusių kažkokiam istorikui, kuris pasakė, kad didieji kunigaikštiai, ten Vytautas Gediminas, buvo Baltarusiai. Ir jis sako, aš pasiūliau, dalinkimės, jūs turite daug Belarus traktorių, duokit mums traktorių, mes jums duosim kunigaikščių. Tai jau tada išlįsdavo. Tai buvo gūdus sovietmetis, gūdus. Tai buvo kokie 73-74 metai. Ir tada jau tai nėra visiškai nauja tema. Ir kadangi Simonas Jazavita yra rašęs Baltarusijos klausimą, šiek tiek bent jau čiupinėjęs, tai labai įdomu paties nuomonė būtų dėl to, kaip mes vykdom, ar mes turim istorijos politiką ir ką daryti tokiais atvejais. Aš iš tikrųjų turėjau, atsakant į abu klausimus, suvedant juos ar ne, tai šiek tiek gerbiamas moderatorius, kai mane pristatė, tai iš tikrųjų taip, alma mater čia mano yra, tai džiugu sugrįžti, 10 metų čia prastudijavus ir tuo pat metu dirbau ir vis dar tebedirbu Kauno miesto muziejuje. Tai susiduriu su daugybė mokslo populiarinimo ir būtent galbūt to naratyvo tam tikro formavimo idėjų, kaip kyla į miestą, kaip eina į populiarią visuomenę. Ir viena iš tų buvo susijusi ir su šia tema, kalbėjomės apie Kauno baltarusių bendruomenę, apie baltgudžių batalionus ir ieškojame tokio konsensuso, galima sakyti, ar ne, kaip dabar visiems žmonėms sugyventi. Matot, istoriškai, žinom, 20-ųjų situaciją, bandymai buvo bandymai kompromiso dėka eiti, ar ne, bet iš to dėl geopolitinės konjunktūros galų gale nieko neišėjo. Aišku, mes čia galėtume pradėti eiti tokį gilį, diskutuoti, bet po to turbūt daugiau kitų temų nepaliestume. Tai iš tikrųjų aš taip irgi šį klausimą, matydamas, kas vyksta viešoje erdvėje, kartais norėčiau, žiūrėti ne taip karštai, truputį laikytis to tokio balanso, nei vieną, nei kitą kraštutinumą nenukrypti kartais gal. Ir gal, net sakyčiau, nemažai, kur istorinės minties klausimų būtų sveika tą padaryti. Bet tą padaryti dažniausiai yra labai sunku. Tikrai bendraudamas aktyviai ir socialiniuose tinkluose su jaunais žmonėm ir su vyresniais, kas yra labai dažnai istorijos mylėtojai, tikrai ir dideli ir savo jau galbūt išėjusių senelių, tėvų pasakojimus stipriai kartais ginantis ar ne. Ir susiduriam su tuo, kad labiau visgi žmonės nori to juoda balto atsakymo. Ir istorijos politika, mūsų, kas yra tautos valstybės, tai vis tiek yra mūsų visų tas didysis pasakojimas. Ir matyti tie maži tokie piešinėliai susideda į tą didelį paveikslą. Ir šitoje vietoje iš tikrųjų, aš sakyčiau, gal jis yra normalus, mūsų tas pasakojimas būdingas, turbūt mūsų vidurio rytų Europos regiono šalims, gana panašus, lygintume su kaimynais Latviais ar Estais, panašus su kaimynais Lenkais, gal ir kokiais Čekais. Ir apie tai iš tikrųjų dabar nemažai diskutuojam, bandom ieškoti prieigų su savo tais kaimynais, ieškotų panašumų, bet yra, aišku, gal tokia mano žiūrima problema, gal kažkiek susišauks su gerbiamo Algimanto prieš tai sakyto mintim, kad, mūsų tas istorinis naratyvas toks yra juntamas, bet jis kartais toks labiau, mums jis aiškus, kai yra prieš, ar ne? Nuo seniausių laikų tai yra lengva, nuo antikos laikų, viduramžiais turėjom antemuralią koncepciją, mes esam krikščioniškos Europos rytinis flangas,
dabar vėl toksai yra lengva apibrėžti mums, sakykim, ypač santykio su Rusija metu. Na, visi supranta, agresyvi valstybė, tikrai žiauriai elgesi prieš Ukrainą, kitais klausimais, kelia mums grėsmę, tada mums lengva surasti kažkokius, kuo mes skiriamės. Bet kartais pas mums, gal toksai priekaištas visiems mums, kartu ir savo, ir visiems. Jis nėra piktas priekaištas, bet toks, kad gal kartais trūksta to to tokio, ar ne? Tokio pozityvaus to tapatybės apibrėžimo, kuris atsispindėtų ir toj, sakykime, didžioji politikoje, tam didžiajam naratyve. Ir pavyzdžiui, kokiam mieste lengviau gal tą padaryti, Kaune, pavyzdžiui, pavyzdys, ar ne, minėjo kaip tik kad turim tą laikinosios sostinės laikmetį. Ten visko buvo, tai nėra idealus laikmetis, toli gražu. Bet tas augimas, progresas, bendras toksai, atsispyrimas nuo ten, kur buvom ir ką pasiekėm, ir paskiau, kaip skaudžiai dėja buvo, vėl nustumta į tokio regreso keliu ir vėl reikėjo daugiau laiko, kad ta raida vyktų. Tai šitas, jį įsisamonant, jį rodant, tai kažkaip per tą pozityvą eini ir gal tada smagiau save apibrėži. Kartais mums, kaip šaliai, gal to truputį pritrūksta šitoj vietoj pozityvo. Gal čia aš tokia išvelgčiau bėdą. Ir jeigu mes to pozityvo turėtume daugiau, gal ir su Baltarusiais mūsų santykiai būtų lengvesni. Tikrai irgi aš nemažai, kaip ir turbūt visi čia susirinkę, bendrauju su Lenkų kolegom, tai pas juos tas yra juntamas. Aišku, yra ir ideologijos, skirtingos partinės linijos, ten gatavi gali susipešti tarpusavį, bet visiems yra šiek tiek būdinga tas. Ir kartais jauti tokio pozityvo. Jis kai kas sakys, gal ir radikalus kartais nueina jau tą tokį honorą didelį, bet lengviau apibrėžti per teigiamą dalyką. Jo, čia labai sutikčiau su Simonu, aš irgi daug esu dirbdamas už diplomatinėje tarnyboje susidūręs su tuo ir esu pastebėjęs ir dabar tas ir visi išlenda, kad mes ne teikiam savo istorinį pasakojimą, bet mes reaguojam į tai, kas nepatinka, bet tai jau tada mes esam pavėlavę. Mes tik, kaip sakydavo anksčiau, norim duoti atkirtį, nes tas mums nepatinka. Ir tada mes ruošiam, nervuojamės ir save nervuojam ir taip toliau. Tai yra dar toks dalykas kaip istorijos politika žinybinė. Ir aš labai daug negaliu kalbėti, nes ta žinybinė yra užrašas riboto naudojimo. Tai Užsienio reikalų ministerija savo laiku ir tikiu, kad ir dabar yra, bent jau ir aš dalyvau ruošiantas, apie 30 pozicijų įvairiais Lietuvos istorijos klausimais. Matot, kadangi diplomatai pagal išsilavinimą, jie nėra visi istorikai, jie nėra filosofai, gali būti tolimesni nuo istorijos dalykų. Jo, gali būti. Tai buvo tokie paruošti tokios pozicijos, kaip reaguoti pamačius spaudoj į tą ir tą, kur yra mūsų naratyvas, ar jis yra pažeidžiamas. Tai čia yra, vadinčiau, žinybinė istorijos politika, visais nuo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos iki jautriausiais, iki holokausto ir taip klausimais, kadangi ambasada kartais turi labai greitai reaguoti į kokią nors spaudos antį arba tokį negražų straipsnį apie Lietuvą arba panašiai. Tai šito yra. Bet dabar mūsų tas bendras naratyvas, jis tikrai galėtų būti teigiamas daugiau. Ir aš atsimenu daug gražių pavyzdžių ir vieną, gal prieš kokį 20 metų buvo, pavyzdžiui, leisti kryptingai, kas nors turi sudaryti sąrašą ir vieną po kitos anglų kalba leisti geriausias lietuvių autorių knygas, ne literatūros kūrinių, bet filosofiją, istoriją, kalbotyrą, pateikti savo tą naratyvą jau iš anksto, kad su juo galima kas nors polemizuotų ir reaguotų, o ne mes, kad reaguotumėm į kokią nors istoriją. Čia turbūt yra mūsų svajonė, bet dėja ir tas nebuvo padaryta, nors programa buvo dvi maksimum knygos per metus, tą mes pajėgus atrinkti ir išleisti būtumėm, nes tokių knygų yra. Bet dabar dar viena tema, kuri buvo skambėję ir kurią mes irgi šiandien turbūt norėtumėm aptarti,
tai istorija vis tiek yra ne tik darbai, istorijos politika ir mūsų išaiškinimas, mūsų nagrinėjimas, bet yra ir toks dalykas kaip įpaminklinimas. Dabar paminklas tai yra atmintis apie žmogų, apie valstybę, apie svarbiausius įvykius. Ir Algimantai, kas dabar čia atrodo darosi, tai paminklinimas atiduotas savivaldybėm. Jo. Faktiškai. Tai paminklinimo reikalai, kaip atrodo? Matote, turbūt esminis dalykas yra tas, kalbant apie paminklus, kad mes gyvenam 21 amžiuje. Ir samprata 20 amžiaus ar 19 amžiaus apie šiuo atveju tą istorijos politiką, kuri eina per įpaminklinimus, jinai šiek tiek yra pasikeitusi ir atsiradę visai eilė naujų kanalų, kur tu gali perteikti, žodžiu, perduoti istorinę atmintį, nes įpaminklinimas tai iš esmės yra tam tikros atminties vietos, fizinės atminties vietos, kur žodžiu, žmonės susitinka su ta istorija, apmąsto ją ir panašiai. Tai 19-20 amžiui, kai nėra Facebooko, nėra interneto, žodžiu, laikraščiai aišku eina, Lietuvoje jie neina taip gausiai, aišku, kaip eina ten kur nors Šveicarijoje ar Prancūzijoje ar Anglijoje, bet jie vis tiek eina ir, žodžiu, šitie paminklai, jie yra, jų reikšmė, svoris, žymiai yra svarbesnis, be jokios abejonės. Bet aš nenorėčiau visiškai nurašyti fizinių atminties vietų miestuose, bendrai valstybėje, išbraukti to tokio klasikinio, žodžiu, klasikinių paminklų, kurie turi savo fizinę, žodžiu, aišku, gal čia vienas mano kolega vienam portale, žodžiu, svarstė apie paminklus, apie įpaminklinimą, čia buvo Marcinkevičius ir panašiai, ir jisai padarė tokią įdomią išvadą, kad, žodžiu, kad įdomi ir juokinga kartu, kad, žodžiu, stovintis paminklai yra, lyg ir autoritarinės, žodžiu, man kilo labai įvairių asociacijų, o Gulsi paminklai, ir beje jis paminėjo Kauno atvejį, žodžiu, amžinatilsį Romui Kalantai, žodžiu, paminklą, kad yra teiktinas pavyzdys. Labiausiai, žodžiu, tai man įstrigo ten ilgas straipsnis, bet kad Gulščias yra gerai, o Status yra blogai. Tai čia, aišku, labai šaunus dalykas, aš pagalvoju, kad tai beje, šiaip labai smarkiai atliepia daugeliu prasmių, atliepia 21 amžiaus mūsų bendrą mentalinį naratyvą. Be jokios abejonės, Gulintis yra mažiau pavojingas, ir kolega tik išsakė, žodžiu, kad Rusija tokia, kokia buvo stovinti, nebebus, kad, žodžiu, Rusija bus kitokia ir tikriausiai, Gulinti bus, aš taip supratau, nes jeigu jau mes paimam, žodžiu, karaliaučiai, o ne kitokie būti negali, aišku, viskas čia yra tvarkoj. Jeigu užtenka amunicijos toms ambicijoms, no problem, kaip sako anglai, bet visa bėda čia ir yra, galia. Kiek yra galios, net neformuoju, kiek yra galios Lietuvoje, ne. Kiek iš viso šitas regionas, nuo, sakysim, dabar Suomijos šiaurėje iki Lenkijos pietuose, kokią jisai turi galią, ne tą galią, kuri rašo portalai ir kur, žodžiu, žurnalistai kalba ir neminėsiu skaudžių dalykų, nelipsiu ant nuoskaudų, nes visiems skauda, kai lipi ant nuoskaudus, bet kiek yra realios galios. Ir kai tu tą pasveri, tai tada tu gali tą pačią monetą apversti kitą pusę, žodžiu. Sėdi profesorius Kauno vidury ir svarsto, kaip bus su Kaliningradu. Bet kitas profesorius, koks Duginas ar panašiai, sėdi kitam krašte ir svarsto, žiūrėkit, kur ta Lietuva, tarp Kaliningrado ir Baltarusijos, atsiprašau, nafik jinai čia reikalinga, mes paimam ir kitaip, lygiai ta pati logika. Tai aš noriu pasakyti, kad ta logika yra, jinai yra prastoka logika, jinai mūsų niekur neišveda, bet ne apie tai, apie paminklą. Tai be jokios abejonės, patinka, kam ar nepatinka, sakysim, kad ir atsispiriant nuo Antano Smetonos, tai yra figūra. Ir jinai nėra blogesnė už Winstoną Churchillį, su cigaru ir su viskio, žodžiu, ir kuris privarta negerai elgėsi su tarnaitėmis, sakykim taip. Ir panašiai ir taip toliau. Generolas De Gaullis, kuris ten turėjo tam tikrų pasiūlymų. Juzefas Pilsudskis, kurio paminklai yra nusėti, žodžiu, visa Lenkija nusėta ir Varšuvai bent 2 mažiausiai, kiek žinau. Ir taip toliau. Bet pas mus yra
aš kalbu čia specialiai šitą auditoriją, yra liberalesnių liberalų už liberalą Vincą Kudirką, kuris nekentė žydų ir šiandien sėdi Vilniaus centre, retiruoja be jokios abejonės tam tikrus aspektus, kad auditorija išgirstų. Ir todėl, sako Smetona, šioks ir anoks, jis kažką pridarė, jam nereikia. Bet mano supratimu, jis padarė labai daug blogų dalykų. Jis galbūt padarė daugiau blogų negu gerų. Bet jeigu tie keli geri padaryti dalykai šiandien yra tokie, kad mes be jų negalime gyventi, nu aš nežinau, gal kas galite gyventi be Vilniaus? Aš be Vilniaus negaliu gyventi, nes ten gyvenu nuo 81 metų. Man yra blogai, mano namai tenai, žmona, visą kitą ir taip toliau. Mano visas pasaulis yra, didžioji dalis yra tenai. Tai aš suprantu, kad čia yra ne mano reikalas. Ne, čia ne Kasparavičiaus reikalas. Tai tas žmogus, jisai darė, jis turėjo Sofiją su pliusais, minusais ir panašiai, bet jis padarė tam tikrus fundamentalius dalykus. Jis padarė paprastą paskaičiavimą, suvedu į mažytę formulę. Rusų bazės, kai reikės spręsti 309 metais, rusų bazės ateis, o teritorija, kuri ateis su rusų bazėmis, jinai mums liks. Rusų bazės anksčiau ir vėliau išeis. Rusų kultūra truputį yra žemiau, jis nesakė, kad yra smarkiai, yra žemiau. Ir mes ją išgyvensim. Ir kada reikia rinktis tarp koncentracijos ir nacijų, ką siūlo Hitleris 39 metų nuo rugsėjo 2 vakaro iki rugsėjo 14 vidurnakčio. Eikit į Vilnių, mes jums viską duosime, eikit. Ir jis, čia yra tie principiniai pasirinkimai. Ir vien jisai už tai yra vertas, kad ten būtų įpaminklintas. Ir antras turbūt momentas yra tas, kai 41 metų, labai skaudus beje Kaunui ir kauniečiams, o čia matau ne vieną, kada 41 įvyksta birželio 22-3 sukilimas ir pasiskelbė laikinoji vyriausybė. Ir Smetona rašo depešą State Departmentą. Rašo, kad ta vyriausybė neatstovauja Lietuvos. Jinai nėra jokia Lietuvos valia ir jokia nepriklausoma Lietuva nėra atkurta. Čia yra nacių klapčiukas, kuris tarnauja ir tai bus uždarytas. Praeina 5 savaitės, ateina 41 rugpjūčio 4 ir tos vyriausybės nebėra. O čia visi raliuoja, bet kas per tą laiką įvyksta? Įvyksta tai, ką sakė gerbiamas profesorius. Dėl ko žydai su lietuviais iki šiandien negali susitarti. Negali susitarti ne todėl, kad nežinotų, kas įvyksta, o todėl, kad lietuviams ir 2023 metais yra sunku priimti ir prisipažinti, ką jie padarė 41 metų vasarą, kada nuo birželio 22 iki lapkričio 17 nei daug, nei mažai, apie 70-80 tūkstančių savo tautiečių išpjovė. Kalbu drastiškai, bet taip yra. Kai aš važiuoju nuo Vilniaus iki Kauno, aš kokias matau rodiklės. Žydų holokausto vieta, kilometras, 500 metrų ir panašiai. Tai, kada mes galvojam apie istorijos politiką, mes turime suvokti tam tikrus principinius dalykus. Kas kur vedė ir kodėl. Ir, jeigu mes norim lipti ant to pačio grėblio 10 kartą, velkam, kaip sakom, velkam. Apie istorijos atmintį ir jos įprasminimą. Jo, tai aš dabar jau čia nediskutuosiu štai šitų stačių ir gulsčių paminklų, čia kita istorija. Ir taip pat dėl Kaliningrado srities, kur aš nesakiau, kad reikia prie Lietuvos priimti, nes niekada neturėjau tokios iliuzijos. Bet dėl štai šito holokausto, ką jūs paminėjote, tai taip, žinoma, kad aš pritariu tai, ką jūs kalbėjote. Ir buvo vienas toks dalykas. Aš dalyvau keliose Europos komisijose, kur buvo svarstomas, kur nuolat yra svarstomi Europos kultūros sostinių reikalai, reitingai, tralelė ten. Ir Kaunas Europos kultūros sostinė buvo labai gerai vertintas. Ir dėl daugelio buvo požymių ir vienas iš tų dalykų, kad buvo atsisukta į žydų paveldą. Ir žydų paveldas buvo įpaminklintas, nesukuriant pastovius, sakykime, o piešiniai ant sienų, fotografijos, įvairios akcijos, parodos, kvietimas litvakų atvykti į Kauną. Ir neslepiant visų tų dalykų, ką lietuviai yra po Birželio sukilimo metu nuveikę, aš manau, kad ten yra žymiai daugiau dramatiškų ir skausmingų dalykų nei atskleista, bet ir tiek, kiek atskleista jau yra pakankama ir viena ir kitai pusiai.
Ir kai kurie žydų, kurie sakė, kad niekada nebegrįž į Lietuvą, pavyzdžiui, Emanuelio Levinas šeima, tai aš su jais esu susitikęs ir kai kurie iš jūsų esu susitikę, jie jau visi buvo čia atvažiavę, nors jis sakė, kad niekada neatvažiuos. Ta prasme, kad visi tie ledai pajudėjo, jie skausmingai pajudėjo, bet aš manau, kad tai geras pavyzdys ir Kaune, ir Vilniuje. Ir šitas skausminga istorija, kuri yra prieštaringa, reikia žinoma svarstyti. Dabar buvo paminėtas taip pat šitą Marcinkevičiaus įpaminklinimo istoriją. Aš tai galvoju apie ją, nenoriu dabar svarstyti skirtingų pusių, pati savaime diskusija jau yra gerai, todėl kad atveria skirtingus poeto rašytojo kampus. Bet yra viena tokia nuostata, kad mes visą laiką manom, kad visa Lietuva, taip mitologinis įsivaizdavimas, turėtų kažkuriam tai paminklui pritarti. Tai tikrai yra labai nedemokratinis svarstymas. Yra dalykai, dėl kurių aš pritarsiu, kažkokie kiti kolegos niekada nepritars, ką aš galvoju. Ir priešingai. Ir tai, kad mes vienas kito požiūriui ar skoniui ar istorijos interpretacijai nepritarėme ir išsakome savo protestus, nereiškia, kad mes turėtumėme elgtis nedemokratiškai ir demokratinių procedūrų būdu mes galime susitarti dėl šitų įpaminklinimų. Gerai yra tik tai vienas dalykas, kuris apskritai ir filosofija sako, kad pirmiau nei spręsti paminklinti ar neįpaminklinti, reikia įgalinti diskusiją. Diskusijos įgalinimas yra mano manimu ir daugelių filosofų manimu pats svarbiausias čia dalykas. Pavyzdžiui, diskusijos įgalinimas ir alternatyvų parodymas žydų holokausto atveju ir kaip lietuviai elgėsi tam tikrais laikotarpiais yra nepaprastai svarbus ir geras pavyzdys, kad yra įgalinta alternatyvi diskusija, ji yra įmanoma ir nesvarbu, kad kai kurie žydai nekes ir toliau lietuvių, kai kurie lietuviai nepripažins, bet vien tai, kad jau įgalinta diskusija, jau yra pasiektas labai didelis rezultatas. Jeigu dabar iškilo diskusija dėl sovietinių ir jau vėliau sąjūdžio rašytojų ir poetų elgesio, tokių yra ne tik Marcinkevičius, daug daugiau ir filosofų, ir istorikų yra, ir žodžiu. Tai įgalinkime šitą diskusiją, bet jeigu šitoj diskusijai vis dėlto daugelis žmonių sutars, kad Marcinkevičiui reikia statyti paminklą, tai prašom. Žinoma, kad, bet man yra svarbiau, kad prieš tai būtų įgalinta diskusija. Ir istorijos politika atminties atveju aš matau ne tai, kad bus pastatytas ar nebus pastatytas paminklas, o tai, kad prieš tai bus įgalinta pusmečio metų ar 2 metų diskusija, kur bus išsakyti patys aštriausi dalykai. Ir gerai, kad patys aštriausi dalykai yra išsakomi. Dar geras dalykas yra atsiradęs, bet galbūt ir kitokios formos galėtų, kaip Grūto parkas. Pavyzdžiui, žinote, yra taip vadinamų nemylimų paminklų, ar ne, atvejis, bet tai nebūtinai viską reikia grūsti į Grūto parką. Aš nesu tikras, kad Petro Cvirkos paminklą reikia į Grūto parką. Galbūt yra kokia švelnesnė vieta, nes tai Grūto parkas, kai aš nuvažiuoju kaip koncentracijos stovykla paminklam. Ten viskas aptverta, žodžiu, ir bokšteliai visur stovi. Aš suprantu, kad ten Stalino, Lenino paminklą galima statyti ten, bet kai kuriais atvejais sudvėjočiau, ar jau tikrai tenais reikia kažkokį paminklą ištremti. Bet kokiu atveju pati savaime diskusija, pavyzdžiui, tai, kad ten vyko milžiniškos muštynės dėl Petro Cvirkos paminklo Vilniuje, mano manimu pati savaime diskusija, neįtikėtinai aštri, tiesiog priešiška, vos ne karas vyko, kaip atmenate, tai tikrai paliko gerą bendras fonas gyvenimo įspūdį, burbuliavo gyvenimas, tikra buvo politika, istorijos politika. Verta dėmesio. Simono, apie atmintį savo. Tai, gerai, aš čia pabandysiu truputį iš kito kampo pasižiūrėti, vėlgi nešti diskusiją tokio
na, paprastų žmonių kampo, galim sakyti, kadangi taip jau nutiko, kad rašiau disertaciją, vėliau ir monografiją apie vieną iš jau čia pačių kontroversiškiausių asmenybių šitam visam kontekste, pulkininką Kazį Škirpą. Ir kas esat čia pasidomėjęs tą temą, tai turbūt girdėjot, kad štai Vilniuje visgi buvo pakeista jo gatvė, Kaune liko ta pati, o pavyzdžiui Pasvaly, prie gimtinės dargi ir nauja buvo per tą patį trumpą laiką naujas paminkliukas toks padarytas. Tai čia, aišku, įdomus dalykas, kad, aišku, tada teko visokiausių nuomonių pasiklausyti, daugelis paprastų tų, sakykim, žmonių, nesidomėjusių, absoliučiai apie jį nieko nežinojo, bent jau kai aš pradėjau ten ar magistrantūrą ir rinkinėtis archyvus kažką, nieko nenusimanė, kas tai per vienas ir dauguma istorijos studentų, tiesą sakant, nežinojo. Nesakau, kad čia labai yra gerai, gal vis tiek gan žinoma asmenybė atrodytų, bet, nutinka taip. Ir ten istorijos magistranto studentas, dešimtukininkas koks, o tai kas jis toks per vienas yra, čia kažkoks kariškis, tai ką kalbėti apie tą plačią visuomenę. Dabar pakankamai Lietuvoje žinomas žmogus ir toks įvairiai vertinamas, ar ne? Tai šitos visos diskusijos, jos tokį paradoksą turi, jos priverčia žmonės labiau susidomėti ir pasiskirstyti ideologiškai, kadangi mato mūsų laikais ginčiai labai būna tie ideologiškai, į tas dvi stovyklas ir mėtytis visokiausiam strėlytėm vieni kitus. Tai irgi dalis žmonių po to labai tiki arba visiškai netiki istorikais, mokslininkais, kaip ir daug yra nepasitikėjimas mokslu, daug sričių ir mano, kad visi ten korumpuoti, kažkam ten valdomi, kažkieno iš manipuliuojami ir rašo belė kokias nesąmones, vėlgi kraštutinumas, arba kitas kraštutinumas. Va dabar istorikas parašys taip, kaip buvo ir parašys viską ten ir nebebus jokių diskusijų, nes jau viskas bus parašyta. Tai su tais abiem teko daug man irgi nervinių ląstelių sugadinti, nes su šitom nuomonėm tikrai dažnai susiduri. Na ir irgi toksai galbūt ir iškėjo paradoksas, prie Škirpos gatvės pasivaikštinėjant, kad ir Kaune, kad vis daugiau žmonių iš tikrųjų bent jau sužinojo, kas čia toks ir kam čia ta gatvė skirta, kad ne rašytojas, ne dar ten kažkas. Ir aš vis tiek tada prieinu prie tokio dalyko. Parašai knygą ir aš taip įsivaizduočiau, kad vis tiek gali turėti įvairiausias nuomonės pats kaip žmogus, bet kaip istorikas turi kaip įmanoma sąžiningiau sudėlioti tų faktų rinkinį, kiek tai yra įmanoma, nes dalis yra neįmanoma, tiesiog joks dirbtinis intelektas, nemanau, kad bus pajėgus ant tiek objektyvus būti ir viską sudėlioti, nieko nepraleisti, nepražiopsoti, ten kažkaip tai visą laiką būti vienodos, bet tu stengiasi, darai ką gali. Ir tikslas tas yra, kad paskaitęs tą knygą žmogus sineštų skirtingas nuomonės ir gal kažkiek tą ir pavyksta pasiekti, nes buvo kas citavo knygą labai nedraugiškai Škirpai, buvo kas labai draugiškai ir ten, istorikas Simonas Zita tai taip parašė. Ir gal tai ir yra esmė, bet aš kur link suku. Mes, jeigu gyvenam iš tikrai demokratiniai visuomeniai, ne kokiam tai simuliakre demokratijos, ar ne, o tokiam, kur tas skirtingos nuomonės yra gerbiamos ir kartais tu labai nesutinki su kito žmogaus nuomonė, ar ne, labai nesutinki, net nervuoja ta kita nuomonė, bet tu ją ir yra ta tikroji tolerancija. Toleruoji, dėl to nepradedat muštis ir net ranką paspaudi ir net nepradedi kažkaip ten skambinti to žmogaus viršininkui, kad koks čia pas tave dirba, gal reikėtų jau kažkaip tai šitą žmogų atleisti iš darbo, tokių dalykų nedarant. Tai aš įsivaizduoju ir su paminklais kažkaip, sunkus tai kelias yra, bet šitos tokios aštrios asmenybės, jos visą laiką suranda savo didelę fanų grupę ir didelę priešų grupę. Ir visiems patikti, ar tas žmogus turi. Čia toks retorinis klausimas. Net jeigu jis iš tikrųjų yra, galbūt dalį atrodys, čia yra tragedija, sakys, kaip gali toks stovėti. Bet gali kažkam ir šita stotelė labai negraži būti ir labai nervuoti, negali eiti pro šalį, kaip čia negražiai kažkas pastatė. O kitam visai smagu. Ir aš taip įsivaizduoju tą tokį klasikinį liberalizmą ir tą klasikinę demokratiją. Realiam gyvenime ne viskas, aišku, taip yra paprasta, bet ko gero turbūt toks ir yra tas konsensusas dėl tų paminklų. Ir, gal tik pats asmeniškai manau, kad tik labai kritiniais retais atvejais reikėtų jų imtis to jau radikaliausio kelio ir juos taip visiškai nušnioti. O kitu atveju kažkokie kompromisai, kažkokios papildomos lentelės, kažkoks priešingos reikšmės paminklo pastatymas. Na gerai, turim vienoj gatvėje kokį tai
Škirpa priešais pastatai kokį Plechavičių. Nu, jie nelabai sutarė, ten viens kito nekentė. Įdomus dalykas, toks net juokelis. Gal kitas sakys, kad kas čia vėl 2 stačius paminklus pristatė, nu, tai sakys šitas istorikas radikalas, jau čia praeities kažkokių perdėtas visiškai, jau ne šių laikų žmogus kalba, bet iš kitos pusės, na, vieni bursis ten, kiti bursis ten, na, nežinau, gal toksai kompromisas kartais yra įmanomas, nes mes visi labai skirtingi ir nereikia visą laiką to tokio nubalsavimo, nes 90% gali nubalsuoti, bet 10% vis tiek reiškia neįtiks. Aš grįšiu dar prie pradinio savo klausimo, bet dabar po tokio apšilimo. Algimantai, tai mums reikia, kad kas nors Lietuvoje rūpintųsi istorijos politika kaip po tokia. Ir kas pagal tave, kieno čia turėtų būti funkcija? Ar demokratiniai visuomeniai tas turi eiti kaip savieiga? Jo, profesoriau, labai sudėtingas klausimas. Aišku, aš kaip liberalas be bilieto, bet liberalas mano, kaip aš įsivaizduoju, nuo Kavolio laikų, kaip Kavolis mano dėstytojas. Šiaip ar tai buvo, geriausia būtų, kad tas spręstų iš tiesų pati visuomenė. Nes kai imasi spręsti valdžia, mes matome, kas gaunasi iš valdžios sprendimų. Ar ne? Ot vakar iš Maskvos Baikonūro pakilo viena amerikietė ir 2 rusai ir tą pačią dieną Lietuvos prezidentas atėmė pilietybę. Kokiu principu? Sakydamas, kad čia yra rusiško pasaulio. Tai palaukit, kur didesnė rusiško pasaulio reklama buvo vakar iš Baikonūro? Ar ledo šokis, kurio, jeigu žurnalistai nebūtų parašę, nieks nebūtų net ir sužinoję. Vat kas yra su valdžia? Valdžia turi laiką, ta prasme, valdžia turi įdą visada. Liberalai tą geriausiai žino. Jeigu čia yra liberalai visada yra prieš valdžią. Ta prasme, jie turi visada suvokti, kur yra valdžios vieta. Ne valdžia nusprendžia visuomenėje vietą. Valdžia visada turi poreikį ir, kaip įsivaizduoja dievišką pašaukimą, nustatyti visuomenę jos vietą, visą kitą. Bet aišku, geriausia yra, kai tai daro pati visuomenė. Bet čia yra problema. Visuomenė reikia šviesti, reikia suprasti. Ir aš nesutikčiau su profesoriaus mintimi kito, kad diskusija visada veda prie teisingo rezultato ir visada yra gerai. Jo, diskusija yra visada gerai. Bet mes turim tarpukarį. Veimaro Respublika. Veimaro Respublika, jeigu pavartysit spaudą, niekada nesibaigia diskusija. Kas yra žydiškumas, žydų vokiečių santykiai ir prie ko tai privedė? Ta pati diskusija privedė prie to, kad tos diskusijos nebeliko vieną gražią dieną, nors jinai, galvoti, kad čia yra turbūt, žodžiu, tas, kad per diskusiją galima viską išspręsti, anaip tol, taip nepavyksta. Taip, kad turbūt reikia ieškoti tam tikro konsensuso tarp tos valdžios, kuri nėra visai galbūt liberali, ir tarp to, kad liberalai sako, kad viską galima išspręsti diskusiją. Tam tikras aukso viduriukas, arba mes kalbam apie istorijos politiką, apie prezidentus, apie rinkimus, apie karaliaučių, apie Rusiją ir panašiai. Man atrodo, visa yra Lietuvos ir lietuvių problema. Jeigu žiūrint per valstybinę prizmę, nuo valstybės pradžios iki pabaigos, nesakysiu, iki šios dienos. Kada Lietuvos valstybė laikėsi tam tikro tiek mentalinio, tiek politinio, tiek ekonominio diskurso būti vidury, ar su Maskvos valstybė, ar su Rusijos, viskas buvo tvarkoj. Kai būdavo nukrypstama į vieną kitą pusę, nuo tos ašies, nuo tų svarstyklių, tada, aišku, iš pradžių atrodo, kad, kai lietuviai 1611-12 sėdi Maskvoje, atrodo viskas tvarkoje yra. Bet ateina po 30 metų ten caras, kuris nusiaubė, žodžiu, Vilnių ir čia prasėdė jau ne kelis mėnesius, o 6 metus prasėdė. Tai ir kodėl dabar? O klausimas paprastas. Kol lietuviai neatsidūrė Maskvoje, Algirdas žygiavo 3 kartus, Vytautas iki Maskvos, iki Starodūbo daėjo, nejo tenai. Bet kai mes ten atsisėdam, pasidėjom kelis mėnesius, mes gavom rezultatą puikų. Jeigu kas nori pakartoti tuos gražius laikus, prašom, mėlėjai, prašom, kartoti. Ačiū. Profesoriu. Jo, neatsitiktinai Veimaro Respublika buvo paminėta, kur iš ties... Žinote, nacijai galų galia atėjo į valdžią, bet buvo klausimas, beveik niekas turbūt šitaip nediskutavo, kad kad buvo diskusija, aš nemanau, kad ten buvo gera diskusija, nacija atėjo dėl kitų dalykų.
bet ar buvo ten įgalinta iš tiesų pilnavertė diskusija ir kaip tik tie, kurie nagrinėja demokratinės procesus Veimaro Respublikoje, buvo pastebėta, kad būtent Veimaro Respublikos vadovybė neužtikrino lygiavertės diskusijos ir priešingai labai greitai būtent ta dešinioji politika, kuri laipsniškai asocijavosi su vadinkime, profašistiniam grupuotėm, dar ne nacionalsocialistiniam iš karto, joms buvo truputį labiau simpatizuojama. Bet tai ilga istorija, todėl kad žinoma, kad labai keblu ir nenoriu į tai lysti, bet aš kam pritariu, tai iš ties, kai valstybė imasi vadovauti visai istorijos politikai pačiai organizuotoms visuomenės grupėms, pabrėžiu, arba kvalifikuotoms visuomenės grupėms nesuteikiama galimybė lygiaverčiai dalyvauti istorijos politinėje diskusijoje, tada mes susidurime su dviem problemom. Pavyzdžiui, vienas dalykas jau buvo paminėtas dėl Litvinų, jau čia tarp mūsų prasidėjo diskusija. Ir šioje vietoje aš nemanau, kad, pavyzdžiui, jeigu laimėtų pozicija kritikuoti ir neigti baltarusių nacionalistus su litvinais ir nebūtų suteikta galimybė išsakyti kvalifikuotą nuomonę, pabrėžiu kvalifikuotą nuomonę, kuri gintų baltarusių litvinų kai kurios nuostatas, tai tada mes nepasiektumėm jokios istorinės politikos, nes tada turėtumėm atiduoti visas galimybės valdžiai, kad jis spręstų ne istoriniai diskusijai, o būtent jėgos priemonėmis, jeigu norite policijos priemonėmis ar kariuomenės priemonėmis, kas niekur toli labai nenuvestų Lietuvos. Tai čia mano nuomonė ir vėl liberali diskusija man reiškia įgalinta atvira diskusija. Įgalinta. Tai žinoma, kad visi gali pasisakyti, kokie tik norite nuomonė, bet puikiai suprantate, kad tas platus labai pasisakymas visų ir visaip kaip realios politinės jėgos nesukuria. Realią politinę jėgą sukuria organizuotos grupės. Ir šitas, vadinasi, ir istorijos politika gali formuoti ir formuoja organizuotos grupės per savo, pavyzdžiui, vairias institucijas, tarkime, žiniasklaidos institucijas. Ir per žiniasklaidos institucijas vykdant šitą spaudimą kartu, pavyzdžiui, kokio nors istorijos instituto ir kartu žiniasklaidos ir dar kažkas tai ten prisideda. Na, jūs visą tai žinote. Bet kokiu atveju štai šitos, kuo mažiau valstybė kišasi į tokius reikalus, tuo vadinasi demokratiškesnė politika. Kuo daugiau jį kišasi, tuo mažiau vadinasi mes sugebame susišnekėti. Ačiū labai. Gerbėmieji, mes jau apšilom, dabar galėtų prasidėti rimta diskusija, bet baigėsi laikas. Todėl Seimo ateities komitetas ir matau ten netoli stovinti pirmininką Raimundą Lopatą iniciatyva spalio 11 dieną Martyno Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje konferencijų salė ir žinoma bus transliuojama per internetą, bus forumas, istorijos politikos forumas ir mūsų šitas apšilimas, tikiuosi, prisidės prie tam tikrų idėjų formulavimo, kur vėl kalbėtojai ir svarstys šitas temas. Tema yra sudėtinga. Labai dėkoju Algimantui Kasparavičiui, Simonui Jazavitai, Gintautui Mažeikiui už šio šeštadienio vakarą paskirtą istorijos politikai. Kaip matėt, istorikai vieningai nenori, kad valstybė kištųsi į istoriją, jo labiau istorijos politiką ir yra pajėgus savo jėgom atremti atakas prieš Lietuvos istorijos naratyvą. Nu, aš manau, mes esam pajėgus. Tačiau darbo dar yra labai daug ir tikėsimės, kad jis bus padarytas labai įvairiais klausimais. Ir, žodžiu, darbo kai kurie istorikai turės. Ačiū labai.